darau video apie favoritus guminukus, kuriuos aš naudojau šitoj žvejyboj. Tai Bilduko gumas. Buvau nusprendęs, kad žvejybai testuosiu jo gumas. Pažiūrėsiu jų darbą, pažiūrėsiu, kaip dirba, kaip raulingas, kaip reaguoja žuvis. Ir mano favoritai šitoj žvejyboj buvo du guminukai, kuriuos lyginau ir kuriuos tikrai gerai reagavo žuvis. Tai pirmas guminukas yra šitas 15 cm. Geras raulingas, geras darbas, apkapojo naują guminuką, apkapojo lydekai, gražiai. Tai va šitas guminukas buvo pati pirma testo momentas ir tikrai mūtnam vandenyje pramušinėjo toks kaip vandens, toks kaip ir norėtų būti lengvai žalsvas, kaip žydinčio vandens spalva, bet ne žydinčio, tokia mūtnokas, labai stipriai mūtnokas, nes kai kuriuos guminukus nuleidus buvo 30-40 cm, jo jau nebesimatė. Tai buvo, bet pa šitas, leisdamas į kažkur tai pusmetrį ir daugiau, dar guminuko siluetas matėsi. Ir jo raulingas, kai dirba, jis tokias blykstes sukeldavo. Tai tikrai labai buvo gerai. Ir šitas guminukas suveikė labai gerai mūtnam vandenį ir taip toliau. Tai tikrai žiauriai gerai sudirbo. Fantastika. Nerealiai susigaudė žuvis. Ir kur toj vietoj, kur biški šviesesnis vanduo, irgi sudirbo. Bet paskiau saulei kylant, prasidėjo problemos, mažėt kibimas pradėjo. Kai suriškėjo, kai saulė pakilo virš horizonto ir stipriau ir taip toliau, tai dėl to ir nustojo kibti, kiek supratau, ant tos spalvos. Tai va, tai pasikeičiau į kitą spalvą, tai čia yra šitas guminukas šito atspalvio, tai čia yra mano atspalvis, kurio aš mėgstu. Tai Bildukas jį patobulino, biškį pašviesino nugarą, kaip į violetinę, tamsiai mėlyną, tokia į violetinę su daug blizgučių ir gelsva, tamsi mūtna, gelsva spalva. Tai tas. Užsidėjus porą tako turėjau, bet nepasikirto, nediskos lydekos, bet sureagavo viskas gerai. Čia iš dalies šita spalva daugiau yra rudens meto spalva, kur vėlyvo rudens jau ir šalto vandens. Aš su šita spalva labai gerai susigaudau lydekų ir tikrai būna iš dienų, kad būna numeris vienas favoritas dirbantis. Tai žmogus tikrai patobulino ir ištobulino guminuką, kad tokią atspalvį, kokį norėjau gauti. Tai gavau iš jo. Tai va, žmogus parūpino, padarė ir fantastika. Tikrai gražiai dirba. Pamatysit kai kurių guminukų raulingą ir taip toliau. Tai kaip ir šito guminuko ir taip raulingą. Tikrai gražus, nuostabus raulingas, kaip ir šitos gumos nuostabus raulingas. Tai fantastika buvo, kažkas wow. Nu ir paskiau tapo dar vienas favoritas, kuris nustebino tikrai. Galvojau, kad nebus taip kažkas efektyvaus ir taip toliau, tai tapo šitas. Kažkas wow. Kibimų daug, raulingas labai gražus, unguriuko imituoja labai stipriai unguriuko imitacija, ta uodega taip įdomiai vaikšto, jos raulingas tikrai fantastinis ir taip toliau. Ir raulingas labai gavosi superinis, pats nesitikėjau, bet fantastika. Lydekos reagavo žiauriai gerai. Nežinau, apdraskė jį, apkramtė normaliai,
ir taip toliau. Aš matot darau, kaip toj pavyzdį parodysiu, kaip aš darau, kaip pas manęs guminukai yra susiekti, tai darau va tokį stingeris iš galo ir taip toliau, nes per kabliuko vietą, tai čia yra, kaip matot, suktukas su karabinu ir trišakėlis. Nu, ir aš dėl to darau taip, nes pas mūsų labai seklių daug ežerų ir negalim iš apačios daryti stingerio, nes automatiškai visas žules rinksim. Ir taip renkam jau, pavirsta tai guminukas ir taip toliau kažkiek tai renkam, bet jeigu stingeris būtų stingeriai čia, būtų šakės, tai mes net nepažvėjotumės. Tai va, ir šitų momentų labai gerai guma išsimuša, viskas tvarkoja, nuo kabliuko jis neatsisega, matot, normaliai jis niekur net nepabėga lydeka, jinai turi taip pastatyti, kad įsisimautų ir taip toliau, jūs turit karabinus atsirinkti, jų tą stiprumą ir viskas, ir idealiai stingeriai geri, papildomas kablys, dirbantis. Tik tai čia vienintelė mano dar yra klaida, čia yra 5 numerio kablys, bet rekomenduočiau dėti 4 arba net ir 3 numerio su šitokiu stingeriu. Tai dar geriau bus. Nes čia yra 14 guma arba 15, tai va 15 reikėtų gumai 4 numerio, pas manęs yra čia 5 numerys kablys. Ir biški toliau stingeris įsimauna, bet jeigu įsidėtumėt 4, jis atsistotų kažkur va šitoj vietoj ir labai gerai stovėtų, ir nežinau, realizacija gera, nes dažniausiai lydeka arba iš galo atakuoja, arba iš šono atakuoja, tai kad geresnis pakirtimas. Tai va tiek norėjau jums parodyti šitus gumas, draugai neišvyno. Parodžiau tos favoritus, tai vėl daug testuosim, daug naujų spalvinimų atsiras, daug tikrai fantastinių spalvinimų atsiras. Dar papildome, jo čia dar vienas yra modeliukas, čia 12-tukai, tai šitas modelis, jų spalvinimų yra ir mėlynų, ir visokių, ir tokie tai geriukai bus padaryti jo. Tai tikrai nuostabios raulinginės gumos, fantastinės, tai kad siūlau įsigyti, siūlau turėti, kaip sakant, jų savo arsenale ir tikrai bus laimikių labai gerai daug ir fantastinės. Tai va, kas, kaip sakau, visiems neišvyno, gerų trofėjų ir superinių žvejybų. Nu ką, važiuojam žuvaut, pažiūrėsim lydekų, tai pažiūrėsim, ką sugaudysim. Aišku, šiandien paskutinė tokia šilta rudens diena, pranašauja pas mus iki 23 laipsnių šilumos, tai nežinau, kaip čia bus. Tai kaip su to kibimu, nes rytoj jau atvėsimas, tai nežinau, kaip šiandien bus su kibimu, bet tikiuosi, kad kažką sugaudysim. Nors pas mūsų pamario krašte sukilo visur vandenis. Daug kur kas kalbėjo, kad labai stipriai yra mūtnas vanduo visur. Tai pasėdėti su metodu, nes pasiėmiau ir metodu, pasidėsim su metodu, pagaudysim, gal karšis, gal koks klydas užkips, gal karosas koks užkips, tai va. Nežinau, važiuojam, žiūrim, bandom, gaudom. O kas iš to išeis gero, pamatysit viską toliau. Važiavom kai kur pažvejot, pagaudyti lydekų iš valties. Tai jau pasiruošę,
valtis sukrauta, viskas paruošta. Ką, plauksim gaudyt lydekų. Daug kur nebeina pažvejot, nes su plėšrūnais problema, kol neišskaidrės vandenukas, tol bus didelė problema. Nieko, pasiruošęs, bandysim, gaudysim. Kokia bebūtų žvejyba, svarbu procesas. Pabandysim, pagaudysim. Žiūrėkit, stebėkit toliau. Viską pamatysit. Nu ką, plaukiam. Naudosim mūtnas vandenėlis, jebra. Mūtnas, tai teks naudoti ir iškaliuką iš bilduko. Internetinės parduotuvės galite užsisakyti, labai geros gumos, fantastiškos, darbingos, gražių išpiešimų ir taip toliau. Tai užsisakinėkit, fantastika bus, fantastika, va, saulė šviečia, tai ką, bandom, gaudom, žiūrim, kas bus. Nu ką, šebra, turim pirmą lydeką. Lydekiuką. Lydekiuką. Sveikinkit, šebra. Pirmas lydekiukas. Nu, ištrauksim ar neištrauksim? Ir... O, chebra. Pirmas lydekiukas, nors mažas, nedidelis, bet... Oi. Bet, chebra, žiūrėkit, gražuolis. O užkibo ant bilduko gumos. Oi, ne. O, chebra. O, fantastika. Matot, koks gražuolis, lydekytis. Tai va, ką, paleidžiam jį, draugužiai, paleidžiam, tegu gyvena mažylis. Nu, bet pirmas kibimas ir pirmas yra. Ha, fantastika. O, užkibo, o, chebra, ant bilduko gumos, o tokios va. Labai fantastika, guma, dirba labai gerai, gražus spalvinimas, fantastika, turim pirmą, jėga, fantastika. Super, chebra. Bandom toliau. Nu ką, chebra, dar vieną turim. Leldeką. Nežinau kokią dydžią, bet vėl bilduko guma. Tai dirba. Nedicka lydekaitė, bet smagu. Smagu, chebra, smagu varliu. Ima lydekaitas, bet nedickos. O, chebra. O, chebrytė, matot. Tokias lydekaitės. Buvo dar vienas kibimas ir antrą metimą padariau į šoną ir kartu čia sekė. Tai va, bilduko gumos dirba, chebra. Dirba ir labai gerai dirba. Tai va, tai mes ją atkabinsim ir paleisim. Tegu gyvena. O, ir kablys įsisegė, ir trišakis įsisegė. O, chebrytė, paleidžiam ją. Draugiškai. Vandenuką. Va, sakau, dirba juodai. Gumos juodai dirba. Normaliai, super. Tai fantastika. Dirba. Raulingas jos įdomus. Aš jums parodysiu, kaip raulinguoja, kaip kas. Būsit patys nustebinti. Tikrai lietuviška produkcija. Ir dirba gražiai. Okay. Bandom gaudyt, bandom. Tai va, 2 kibimai, 3 kibimai buvo. Ir ištraukėm 2 lydekaitės, bet aišku, dar suprantat, kad
Ne tas laikas yra, kad tų, trofėjinių būtų dažnas atvejis, bet tikiuosi gal šiandien ir pavyks. Bet nėra tokio stipraus laiko, kad šiltas dar gan vanduo ir lydeka nenori būti dar tokia aktyvi, jo puola tos labai mažos aktyvios yra lydekos ir norėtųsi didesnių aktyvumo labai. Nu, bet nieko. Tikėkime, bus. Bandom dar žiūrėti, suviliauti. Žolės pataikėm. Žolių būsiu gavęs, bet nenumušu niekaip žolikio. Lydeka parsivijo tikriausiai. Sukuriukai suėjo, tai gali būti, kad lydeka parsivijo. Gali būti, kad lydeka parsivijo. Nežinau, su kuriais suėjo. Su kuriais suėjo ir viso. Didelė 15 cm guma, o mėtom ir viskas idealiai lekia, metasi labai gerai. Plaukėjanti guma, ko reikia mum žvejam būtinai, kad būtų silikonas plaukiantis, kad neskandintų, galėtum didesnį galvakablį šiek tiek kabinti ir negiliuose vietose pratraukti. Tai, kaip sakau, labai variantas geras. Džiugu, kad gamina Lietuvos gamintojai tokias gumas. Galėsim žvejoti mes su savo nacionaliniam gumom. Bet iš karto vienas kibimas, pamečiau tolyn į kitą pusę ir iš karto gavau antrą kibimą. Bet va čia, sakau, kaip ir parsivijo lydeka. Tai variantas, kad stovi dar lydekų. Ten dar žolė nesukritusi, tai yra gan tokių visokių eglučių dar. Nu, ką, keičiam gumą. Ant tos 3 kibimus turėjom, bet dėsim mėlynuką. Gal mėlynukas geriau reaguos. Tai va, čia trišakiuką dedam, iš apačios neina, negalim dėti, nes neįmanoma. Tuoj parodysim, kaip raulingas jos, matot. Kaip gražiai dirba guminukas. Pasaka tiesiog. Pasaka guminukas dirba. Nerealiai. Raulingiukas. Nu ką, bandom. Bandom lydekiuką suviliot. Stojam per viduriuką ant inkaro ir pažiūrėsim. Dar nesukritusi žolė, tai tų eglučių visokių, pilna visokių dar žolių. Kas standartas mėlynas neduoda nieko rezultatų. Ieškosim variantų spalvinimų, kurie duotų šičia rezultatų. Nes tikrai čia daug yra lydekų. Lydekų yra daug.
ir tikrai žinau. Dar vieną uždėjom tokią rūšis guminukų bilduko. Va tokia. Čia mano spalvinimas. Geras spalvinimukas. Žiūrėkit, kaip dirba Rowlingas. Na, kaip dirba Rowlingiukas. Jeigu matosi. Labai gerai. Kūnelis sukinėjasi. Ir pasaka dirba. Nu ką, bandom. Šūkdinom saulėtą dieną, dabar saulė išlindus, aišku, šitas turėtų, kai saulė aukštai gerai veikti, dabar toks kampas yra, kad... O va, lydeka, jį atakavo, chebra, parsivijo lydeka ir atakavo. Ai, mažiukas, lydekiukas nedidelis toks, koks 800 gramų parsivijo. Ir čia kirto į gumą. Geras. Parsivijo ir kirto į gumą. Nu, galiu pasakyti, dar labai stipriai apžėlė. Tai tokių rezultatų nelabai aš tikiuosi kosminių. Lydeka dar žolėse sulindusi visai ir čia nieko nuostabaus, kad, nu, galiu užtaikyti, aišku, galiu užtaikyti didelių lydekų. Bet tai čia turi būti sukilimas, turi būti nesaulėta diena, nes aš daugiau pagaudavau tokiu laiku didelių lydekų, kai būdavo apsiniaukę arba lietinga. Tai čia, kai sukris vandenukas, bus geriausias variantas. Nu va, dar vieną auksiuką pakeitėm. Irgi mano spalvinimas, o tas, kas gamina, ją patobulino, dėjo auksinę dar geltoną, va tokią spalvikį. Labai gražiai. Kai pažiūrim, kaip dirba. Kaip dirba. Labai gražiai dirba. Labai gražiai dirba. Fantastika. Bandom šitą. Kol kas 3 kibimai čia ir 4 tenais. Viskas. Kol kas. Nu, kažką dar turiu. Ne, žalių užsikabinau. O, žolės. Dar vieną neblogą lydekaitę. Tokia. O. Va, jebra. Vėl ant tos pačios gumos. Ant tos pačios gumos. Paėmė ir užkipo. Vat. Nu ką, jebra. Jinai legali viskas, bet bėga mes. Laisvin. Smagu, jebra. Oba, fantastika. Fantastika. Užkibo. Nu, kimba lydekos. Kimba lydekos. Čia iš viso 5 kibimus turėjau, tai skaitykim, viskas fantastika. Fantastika. Juda lydekai. Juda. Juda lydekai.
Kiek žolių dar? Daug. Kai sukris žolės bus, sakau, fantastika žvejyba. Po truputuką išsikabalioja lydekai. Bet nemasiškai. Nu, aišku, sakau, čia tas viskas dar šiltas oras daro savo. O, kibimą turėjau. Atakavo chebra. Trinktelėjo ir atakavo. Pramazino. Trinkt buvo ir pramazino. Gal dar paims. Druk. Kažką turiu chebra. O, nebloga lydeka. Lemba per žuolės. Kas čia yra? Nebloga lydeka per žuolės. Chebra nebloga turiu. O. O, baba. Nu va. Ir turim gražią lydeką. O, chebrytė. Mano guma visą prarijo. Visą gumą prarijo. Oi. O. Graži lydeka. Graži lydeka, chebrytė. Ir ant bilduko turėjo kurią čia gumą. O, chebrytė. Lydekiukas gražus. Neišsėmiau žirkliu. Tai teko ją imti tokią. Tai va, dar vieną gražuolę chebra. Ir toj parodysiu, ant kokios gumos sugaudžiau. O sukibo man jinai va, ant kokios gumos. Bilduko. Ajajai, kaip smagiai. Jinai man per nagus pavažiavo. Ir vat ant šitos jinai man sukibo. Tikrai gražuolė guma. Fantastika. Fantastika. Tai vat neužfiksavau kibimo, bet rodau ant kokios gumos užkibo. Dar nespaudžia žolytės lydekų kad išeitų iš savo komforto zonos. Pradėtų spausti būtų visai kitaip. Dėtų vaizdų čia lydekos. Laukiam į platumas. O, kiek dar eglučių daug. Kiek daug eglučių. Eglučių daug.
6 kibimukai. Gerai jau. Gerai, 6 kibimai jau yra labai gerai. Tai bendrus 7 turėjom. Nu, skaitau, tai labai gerai. Labai gerai. Nu ką, pažvėjavom lydekų. Sugalvojom pasidėti su metodu. Norėjau paderinti, pasišėriau viską, pagavau plakiuką ar raudelę. Kol kas, nu nežinau, dienos metas, tai smulkmė kabaliojasi, tai jau yra gerai, o tikiuosi gal kažkokios rimtesnės karščio, gal sukips koks lynas. Nors aišku, šį čia reikia sėdėti ilgai, ilgai šertis ir taip toliau, bet rezultatai tai neblogi. Jau 2 žuvikės pagautos. Lydekų kibimas nustojo, saulė išlindo stipriai ir į viršų ir baigėsi lydekos. Tarp kitko, platumuose visur yra žiauriai vanduo mūtnas ir viskas tom ir baigėsi. Kiti žvejai buvo, tai nieko nesugaudė, iš viso su nuliais. Kas dar ryte buvo, tai ryte pagavo po kelis nedidelius lydekiukus. 2 ar 3 pagavo vieni ir viso, ir baigėsi tuom. Visos lydekos žolėse, giliai žolėse, lelijos dar nesupūvusios, standrios, viskas, tai kad nieko nepadarysi, tai aš spėjau dar pagaut, tai smagiai, vis tiek 8 kibimai, tai pasaka, bet tik tai saulė aukštai, kibimas nusiėmė kaip su ranka. Tai vat, nu ką, pabandysim su metodu pagaudyti. Vis tiek įdomu bus, ar vakare čia sujudės kažkas ant metodo ar ne. Plakiukas, raudelės, smulkmės biški padaužė. Smulkmė, tai nežinau, dabar bus matyti, kas susigaudys, ar ateis karšis, ar neteis. Čia karšių yra gerų, didelių karšių, bet nežinau, bus matyti viskas. Žiūrim, stebim. Nu ką, draugužiai, su metodu
nepavyko užfiksuoti, buvau lydeką, pagavęs atkando pavadėlį prie pat kranto ir nuėjo. Nu, ant spinigo ryte buvo kibimas ir viskas, man nustojom. Čia žmonės visą dieną plaukė, dabar parplaukėm. Tai per visą dieną 2 kibimus turėjo. Aš sugebėjau turėti 8. Ką norėjau pabrėžti, kad bilduko gumos dirba tikrai super, fantastika. Pamatėt patys, kokios jos darbingos yra. Nu ir iš sunkiausių padėčių išsuko, šiandien tik tai vien orientavausi ant bilduko gumų, nes norėjau konkrečiai norėjau prasitestuoti, pasižiūrėti. Jau aš prieš tai turėjau jų išbandymą, jau turėjau kibimą, šiandien buvau konkrečiai nusiteikęs gaudyti su jom. Nu ir pasiteisino viskas super, viskas duper, sugaudėm normaliai. Aišku, porą lydekų, tai viena lydeka, kad geriausia, tai, o kitos tokios kilogramas, virš kilogramo, ten iki 1,5 gal buvo, net gal nebuvo, taip kilas 300. Tai va, kilogramas 300 gramų. Ir, nenusivyliau, aš žvejybą iš viso man patiko, super, fantastika, tai va, tikriausiai ir jums patiks. Nieko, pasimatysim sekančiose žvejybose, draugai, tai kas dar poilsiauja, gero poilsio, gerų atostogų, dirbantiems gero darbo, o žvejojantiems visiems nei žvyno.